man atėjus į susitikimą tiesiog pakėlė rankas į viršus ir sako, aš už. Žinau, kad Lietuvoje yra tikrai problema šioje temoje ir žinau, kad ją reikia spręsti. Taigi noriu pristatyti sveikatingumo centro vadovą ir meistrą masažuotoją Pavelą, kuris tiesiogiai remia mūsų inicijuotą konkursą seksualiausia Lietuvos pora. Tarp keletą žodžių. Tiek. Labas vakaras, ačiū Kristina už pristatymą, sveiki visiems susirinkusiems. Ir iš tikrųjų ganėtinai įdomi tema, kaip Lietuvoje, tai matyti ir visam pasauliui. Ir tai Kristina pasakė, kai atėjo tiesiog tart keletą žodžių apie šitą reikalą, jinai nuoširdžiai nustebo tą, manau, sveiko žmogaus reakciją, nes iš tikrųjų sakau, valio, ta problema egzistuoja ir visi, ta prasme, bent jau šiek tiek išsilavinęs žmogus tą puikiai supranta, kodėlgi mums visiems neprisidėjus. Manot, kaip mūsų masažuotojo darbe yra, bet tas jau, matyti, betarpiškiausias kontaktas su kūnu, bet kokia atveju, kaip ir su moters, aišku, dažniausiai, taip ir su vyru. Bet tokius trumpus du aspektus norėčiau pabrėžti, kadangi gyvenam kraštutinumų visuomenėje, matyti, ir mūsų informacinė, multimedinė terpė yra daugiau propaguojanti tą atvirą, labai neįgimą, ne, kažkokį to žodžio seksualumas ir seksas prasme. Tai šitoje vietoje turiu tokius praktinius du pavyzdžius. Labai dažnai moteris skambindamos užsirašant paslaugai, klausia, kas darys masažą. Ir išgirdusios atsakymą, kad vyras, pas mus 3 masažuotojai vyrai, iškart sako, ačiū, deda ragelį. Retas atvejis, kaip, tarkim, neseniausiai turėjau draugių, ta prasme, kai nupirkus dovaną ir kažką jos ateina, žinokit, labai sunku netgi žodžiais pasakyti tą jausmą, kuris patiria žmogus, atsiguldamas, reiškia, ant to stalo ir išeidamas po to. Žmogus nuoširdžiai stebėsi, kad tai buvo masažas, ne kažkas kito. Nu, iš tikrųjų, žinokit, vienas iš tų žiaurų kraštutinumų, kai auklėjimas, matyt, to žmogaus yra kažkur užstrygęs, matyt, tų dogmatinių, senoviškų, tikrai netinkančių šiuolaikiniai visuomeniai normų. Ir kitas dalykas, reiškia, nu, bent jau kažkiek gero, apart smurto prieš moteris, ir gal norisi kažko gero, tokio iš visos pasakyti, kai ateina jaunos mamytės, kurios aš labai, ta prasme, myliu iš visos širdies, ir jos ateina taip droviai. Sako, nu, čia ten pilvukas, ten kojytės, ten dar kažkas, bet kas man labiausiai patinka, kaip galvojat, kodėl ateina ir kas pastumė ateiti tos moterys procedūroms, ta prasme, kažkokiams pagražinimams, kaip būtų keisčiausia vyrai. Jų vyrai, tas mane labai džiugina, kad ne tik, ta prasme, kažkokia tokia arogantiška iškart, ne, jokių atveju ten kažkoks ten iš tave dar žiūrės ir taip panašiai. Būtent šitų sveikų, aš manau, seksualiai sveikų porų, vienas iš išsivystymų dalykų, kai vyras nuoširdžiai stengiasi padėti savo mylimai. Jinai visais atvejais yra graži, bet jis iš visos širdies neprieštarauja, dar ir padeda. Būna, kad atvažiuoja tą porą kartu ir mes pasikalbam. Ir labai malonu, žinokit, atsiranda tų jaunų žmonių Lietuvoje, kur jau nebėra tas žodis seksas ar seksualumas taip šnekamas patyliukais. Jau mes prabylam po biškutį ir mes matom parodą, mes matom šitą renginį. Aš nuoširdžiai buvau nustebęs, kad tokio lygio, ne, ir ta prasme, ir iš mokslinių tyrimų, ir iš bendrai paruošimo lygio, tokio aukšto lygio renginį mes galim turėti jau čia Vilniuje, jau 12 metais. Kaip kalbėjo, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų, reiškia, kultūros atašė, ne, manęs visiškai nestebina jos buvimas. Šitoj šaly tas dalykas yra visiškai normalus jau nuo senų laikų. Ir žmonės puikiai pripažįsta taip kaip problemą. Ir apart šito visko, ten yra dar, reiškia, aibės skirtingų rasių, aibės skirtingų tautybių. Tai ten žmonės puikiai supranta ir tvarkosi šito reikalų. Aš labai manau, kad mes ne tik perimsim tą prasme patirtį iš kažkur kitur, bet ir išugdysim savo tą lietuvišką mūsų ne tik santarį, bet ir tą gražią, sveiką meilę, gražius sveikus santykius ir tarpusavio supratimą tarp vyro ir žmonos poroje. Ačiū labai.